Prienų Rūdupio krepšininkams tik po atkaklios kovos pavyko parsivežti pergalę iš Kėdainių. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai išvykoje 88-80 palaužė Kėdainių Triobet pasipriešinimą. Pasibaigus antrajam kėliniui Kėdainių komanda turėjo 7 taškų persvarą – 43-36, bet svečiai spurtavo 11-2 ir persvarė rezultatą 47-45. Ketvirtajame kėlinyje sužaidus 3 minutės Rūdupis buvo susikrovęs jau dviženklį pranašumą – 77-65. Tačiau kėdainiečiai nepasidavė ir pelnė 7 taškus be atsako. Visgi daugiau priartėti jiems nepavyko ir pergalę šventė Prienų komanda. Kėdainiai Triobet ekipoje išsiskyrė Tomas Černeckis pelnęs 19 taškų, Aurimas Adomaitis pridėjo 15, Deividas Makluras 12. Rūdupiui Gediminas Orelikas pelnė 19 taškų, Dainius Šalenga pridėjo 15, Gintaras Kadžiulis 13. Vėl atrodo trūko nedaug ir labai skaudu pralaimėti 3 kartus iš eilės, labai panašiose situacijose. Taip trumpai šnekant, tai pramestos baudos. Nežinau, kur problema ir kodėl taip yra, bet taisysim, nežinau ką daryti. Čia kiekvieno žaidėjo asmeninis reikalas, jis atsistoja prie baudas, jeigu jis galvoja apie kiekvieną kartą apie tą metimą ir nestresuoja, tarkim, turi apsiraminti, mes jau prametėm 10 ir tai jau ne pirmos rungtynės. Daugiau tokių, aišku, trūko mūsų amerikiečio Barnsų, traumuotas yra, neturėjom tiek daug jėgos po krepšių, neišnaudojom kaip pirmose rungtynėse su jais, bet labai apmaudu vėl tokias pačias rungtynės tais pačiais 8 taškais palo. Labai sunkios varžybos. Kai mes pirmas varžybas gal važiavom, galėjom nurašyti ant to, kad neįvertinom, kaip šnekėjau, gal atsipalaidavom, tikrai visi žinojo, kad bus sunkios varžybos. Ir galiu pasakyti, Kėdainiai tikrai, namie, aš manau, jie tikrai pagaus ne vieną komandą, ypač namie. Tikrai normali komanda, gal, aišku, mes kaip žaidėm pirmą pusę, tai mes negalim taip žaisti. Todėl, kad be tokios ugnelės, be nieko, aš jau nežinau, 5 minutės gal išveikiau kokia į priekį 10 rungtynių visą savo jėgą, visą balsą. Negalima taip žaisti. Ruošiamės kažkur Lietuvai sulaukti Eurokupę, blemba, o mes, negalim. Save reikia gerai. Aš sakau, ten neįmest gali, kažkas gali, nepasisekti, bet reikia žaisti. Aš sakau, nežinau. O Kėdainiai tikrai, sakiau, šaunuoliai stengiasi, kažkiek nepasisekė, gal mes ten tą 3 kėlinuką taip pataikėm, bet žaidžia laisvą žaidimą tokį, man patinka, kaip jie žaidžia. Laisvą. Jie neužtaikė ten paskui, nepasisekė, sakau, kažkas, bet tikrai čia tie 8 taškai, tai kas čia buvo? Nieko. Kitame LKL rate Rūdupis spalio 21 dieną susitiks su Palangos Naglio krepšininkais, o Kėdainių ekipa spalio 22 dieną išmėgins jėgas su Vilniaus Lietuvos Rytu. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.